pratęsiant laikrodžių kopijų temą. Tiesiog norėjau atkreipti dėmesį tai, kad per nepilnus 2 šios mėnesius mes jau turėjome net 3 THL laikrodžių kopijas, kurias pirkėjai įsigijo aukcionuose. Ir tai nebuvo labai brangus laikrodžiai, o Formulė 1 modeliai su kvarc mechanizmais. Vienareikšmiškai, kvarciniai mechanizmai žinoma palengvina padirbinėtojų darbą, o kvarcinius ronda mechanizmus, kuriuos naudoja ir THL tame tarpe, padirbinėja kas netingi. Kinija, Indija, Indonezija. Ir atpažinti klastotę būtent iš šio kalibro mechanizmo sunku, nes pats mechanizmas sukonstruotas taip, kad atidarius laikrodį jokių detalių, pagal kurias būtų galima indikuoti, beveik nesimato. Visos mechanizmo dalys sudėtos tarp 2 metalinių plokštelių. Tad apie laikrodžio autentiškumą belieka spręsti iš dėžutės ir pačio laikrodžio korpuso, apyrankės ir ciferblato. O tai neturičiam patirties vartotojui gana sudėtinga, nes reikia turėti atmintyje keliasdešimt variantų, su kuo palyginti. Kaip ir minėjau anksčiau, laikrodžio dokumente, plastikinėje kortelėje, turi būti pardavėjo rašyta laikrodžio pardavimo data. Aukcionuose nedalyvauja oficialūs atstovai. Tas fizinis asmuo laikrodį turėjo nusipirkti. Pridedamuose pardavėjai skirtose lipdukų rinkiniuose neturėtų būti visi lipdukai. Parduotuvė dažniausiai 2 pasilieka savo apskaitai. Kitas pagrindinis požymis, pagal ką galime būtų atpažinti klastotę, tai skaičiai ant papildomo chronometro ciferblato. THL laikrodžiuose jie susideda iš atskirų 14 turinių žiedelių, panašiai kaip vinilinė plokštelė. Skaičiai, uždedami iš fluorescencinio mišinio per specialų trafaretą, gaunasi turiniai. O štai kopijos gaminamas pigesniu principu, panaudojant šilkografiją arba tiesiog spausdintuvą. Ir skaičiai gaunasi plokšti, atkartojantis apskritimų reljefą. Paskui žinoma dar datos skaičių kokybė, žymenų lygiavimas, sekundės rodiklės tvirtinimas išduos, kad tai kopija. Tad patarimas, jei vis tik tai nusprendėte pabūti azartiškais ir sudalyvauti aukcione. Išsifiltruokite savininkus pagal ES. Neprasidėkite su trečiosiamis šalimis, tokiamis kaip Turkija, Japonija ar kitomis. Vėliau nieko niekam neįrodysite. Net jei, kad tai kopija pasakysime mes ar koks kitas meistras, aukcionui tai joks neįrodymas. Išvada, kad laikrodis kopija, kurios aukcionas negalės atmesti, gali pateikti tik gamintojas. O tai mažiausiai 3-4 mėnesiai laukimo. Stenkitės dalyvauti tik tose aukcionuose, kuriuose pardavėjas nustato rezervinę kainą. Rezervinė kaina parodo, kad jis tiksliai žino savo daikto vertę ir nesiruošia rizikuoti parduodamas pusvilčiui. Jeigu dalyvių skaičius nesusirinktų. Gerai studijuokite aukcionui išstatomo laikrodžio kainas ir nuotraukas. Palyginkite panašių modelių kainas internete. Įdėmiai perskaitykite aprašymus, kaip surašytas tekstas ir informacija aiški, ar yra grąžinimo galimybė. Ir aišku, nebijokite pasitarti ar po pirkimo pasitikrinti laikrodžio pas specialistus.